Likimo buvo taip surikiuota, kad gražiame Anykščių krašte, Andrioniškio apylinkėje, Latavos kaime 30 hektarų žemės turėjusioje Viktoro ir Marijonos Giedraičių šeimoje pokario sunkmečių užaugo 6 vaikai. Vienas iš 4 sūnų turėjo perimti ūkį, likusiems 3 ir dukterims, Saulei su Vanda, teko eiti mokslus. 1925 m. kovo 28 d. gimęs Alfonsas pirmasis paliko gimtuosius namus. Tapo agronomu. Su žmona, taip pat Alfonsa, įsikūrė šalia Ramygalos Dubarų kaime, o 1955-aisiais atsidūrė ne itin anuomet įspūdingame peizaže – Ėriškiuose. Ten ir suleido šaknis visam sudėtingam, įdomiam ir ilgam gyvenimui. Dirbo, kūrė. Šeimininkavo taip, kad šios vietovės pavadinimas ir Giedraičio pavardė tapo kone sinonimais. Ir visą pusę šimtmečio reiškė nuostabę, nepavaldžią nei politikai, nei konjunktūrai, didelio žmogaus ir žemės draugystę. Nežinia, kuris iš gausybės prizų, garbės vardų, kitokių laurų ir apdovanojimų labiausiai suvirpino širdį pačiam Alfonsui Giedraičiui, bet iš šalies ir jau šiokio tokio laiko atstumo žiūrint, prasmingiausia, geriausiai apibūdinanti šį žmogų ir jo paliktą pėdsaką, tikriausiai yra Gerumo angelo statulėlė gražiausioje žemdirbių nominacijoje – kaimui paskirtas gyvenimas. Alfonsas krauju pakrikštijo savo numylėtus Ėriškius. 1962 metais per kultūros namų statybas neteko kojos, bet energijos, sugebėjimo ir noro būti visur, domėtis, tartis, bendrauti, kaip skruzdei rankioti ir į ėriškiečių bendrabūvį diegti pažangų ūkininkavimą, visokias naujoves ir idėjas galima buvo pavydėti. Ne veltui apie kai kuriuos žmonės sakoma, Dievas davė ir dribtelėjo. Asmenybės žavesio, šmaikštumo, optimizmo, smalsumo ir stiprybės šitam žmogui tikrai nebuvo pagailėta, o jis tuo dosniai su visais dalinosi. Todėl filmo kūrėjai turėjo nemenką problemą išklausyti ir parodyti nepaprastai daug Alfonsą pažinojusių, jį vertinusių ir mylėjusių žmonių. Neįmanoma išvengti lavinos, kurią sukelia galingas vėjo gūsis. Jis charakteringa, kad jis buvo, kaip aš sakydavau, kaip antras tėvas mums. Visus jis iš čia ištempė. Antanas grįžo iš armijos, priglaudė, Albertas grįžo iš tremties, priglaudė, Vanda buvo, man iš čia nusivežė su mama į Dubarus. Tai vat jis mums visus ten Ramygalą ir priglaudė. O tada aš atsimenu, kai atvažiuodavo saugumas ir jį išsiveždavo vakare po darbo kelis kartus. Ir tada išklausė jo, kad kur tėvas, kur brolis, o Albertas tada jau kalėjime buvo, kaip politinis.
Ir tada jį išmetė iš vyr agronomo MTS ir į Artojo kolūkį. 55 nuvažiavo į Ėriškes. O čia šitą visą, atsimeni, Mėlynis padarė. Čia jisai išsiaiškino, už ką tėvai tremti, ir tada jis pamatė, kad gabus jisai, ir jį tada į Ėriškes. Rugius pjovė kolūkiečiai. Aha, palauk, aikščia pirmininkė, sako, jiems dalgį davė dalgį ir parodė, kad tu moki rugius kirsti. Tai Alfa man pasakoja, nu ką iš čia, pjaudavo rugius, tai sakydam, geriausia Alfas buvo pjovėjas jau čia. Sako, paėmiau dalgį, sakau, daug kirsti, gerai išeina. Nu, va, čia gal ir bus, sako, jau mokus. Tai gal pirmininkas bus, sako. Pirmininkas, rugius pjauti moka. Nu, ir jisai nuo mažens buvo jo silpnybė puoselėti grožį. Ir čia Beržų ta alėja jo sodinta nuo Klėtės link Klojimo. Pameni, jisai privežė serbentus čia visą eilę susodino. Ja, jisai visą laiką rūpinasi. Ir su tėčiu atsisėdė būdavo. Ir jisai tėvukui aiškina, kaip reikia ūkininkauti, kaip reikia tvarkytis. Bet jis visur mokėsi vien penketais. Visur, vien penketais. Visur jis su pagirimu baigdavo. Ir Joniškėlį tą patį su pagirimu baigė. Ir tada jo buvo svajonė į akademiją stoti, bet tais metais, 61, jam nutraukė koją. Ypatingai daug skaitydavo knygų. Aš kaip pasikiek gyvenau, tai jis užmiega ir atbunda pasi knygą, būtinai turi būti visokiai grožiniai ir techninė literatūra. Tai va šitą, tai aš stebėdavausi, kad jis labai daug skaitė. Aš pamenu, kai tėtis grįžo iš Sibiro, jau Alfa buvo kolūkio pirmininkas, jau gal metai buvo. Ir sako, va čia visi tam kambarį sėdim jau sugrįžus. Ir aš, va tie žodžiai man ir dabar girdisi, kai tėtis uždėjo jam ranką ant pečių ir sako, sūnau, tik nevok kolūkyje. Šitą tai man įstrigo ir įstrigo, tik nevok. Labai sąžiningas, čia kaimo jau toks jau šviesesnis. Mūsų draugystė su Giedraičiais tęsiasi 56 metus. Tiek, kiek mes pradėję dirbti pirmosius žingsnius Ramygalos MTS, paskiau jau kitose įstaigose. Iš to pirmo matymo iki pat paskutinio jo gyvenimo skambučio mes buvom dideli draugai. O Giedraitis buvo ne tik tai draugas ir bendradarbis, bet buvo pats artimiausias žmogus, o ypatingai jo žmona Alfutė. Pas mus gimė 2 dukrytės ir sūnus, lygiai taip pat ir pas Giedraitį. Ir būdavo kiekviena džiaugsmo valanda, vis atsiliepdavo jo naktinių skambučių. Nežinau, kodėl dieną jis neskambindavo, matyt, neturėdavo laiko. Bet naktį skambutis. Alfonsas paima ragelį, sako, aš nemiegu, pas mane šiandien toks džiaugsmas, gimė dukra. Žinoma, keliamės ir mes, ir nemiegam, ir džiaugiamės, ir tada jau, žinot, jau. Ir visuomet dar, kai atvažiuodavom pas Giedraitį, tai labai sunku būdavo iš jo išvažiuoti. Jis visokių gudrybių imdavosi, kad tik kaip nors neišvažiuoti, kad dar pabūt, dar pasodindavo į mašiną, apvažinėdavom laukus, apžiūrėdavo, pasidžiaugdavo. Čia tą sėsim, čia tą darysim, čia akmenys nurinksim, čia drenuosim, čia 2 milijoninis hektaras nudrenuotų žemių, laukai gražus, visi kaip rūto žaliuoja. Ir viskas padaryta jo ir kolektyvo, žmonių darbštumo, žmonių nuoširdumo. Giedraitis buvo tas žmogus, kuris turėjo daug talentų. Visą gyvenimą buvo visuomeniškas žmogus. Jisai jaudinosi dėl kaimyno, jisai jaudinosi dėl našlės, jisai jaudinosi dėl kažkokio vaiko, kur į šoną nukrypusio arba kaip nors padaryti. Jis dalyvaudavo visą laiką šitam ėriškių gyvenime. Ir prisimenu vieną atvejį, kai mes atvažiavom į Galybės dar kolūkį, tada jis nebuvo ėriškiais vadinamas, sėdėjom ant kalnelio prie didelio akmens
Ir Giedraitis pasakojo, kaip čia bus, kas čia bus, kur gyvenvietė, o prieš mus tyvuliavo tik tai toks vingiuotas upeliukas mažytis apaugęs alksniais. Ir grįždami mes su vyru kalbėjom, sakau, jis fantazijos žmogus. Tai yra didelė fantazija, galvot, kad čia bus, kada dabar šitiek vargo, bakužės samanotos, apaugusios kerpėm, takai neišbrendami keliai, laukai pilni krūmų ir akmenų. Na, bet, sakom, nužiūrėsim. Ir kaip smagu dabar, kad važiavus po 50 kelių tai metų, eini per tokią gyvenvietę, kur retas miestelis šitaip susitvarko. Čia ir gražioji užtvanka, čia pono Jono Veličkos ir norai, ir galimybės, ir draugystė su Giedraičiu. Čia ir Giniūno parkai, čia ir dailininkės, tos gerosios, mielosios dailininkės, kuri tokį gražų padarė architektūrinį ansamblį iš Ėriškių, kad čia atvažiavusi nesinori iš jo išvažiuoti. Na ir žinoma, žmonės, Giedraitis atvažiavęs neatsivežė čia pasogai nei žmonių, nei naujų specialistų. Kokį likimas pametėjo, kokį paskyrė, su tokiu reikėjo dirbti. Kuriant kolūkius man neteko dalyvauti. Čia jau sukurta teko vesti, grįžti, sukurta purvo, akmenynų, pelkynų. Su didelė dalimi jūsų čia esančio dirbta mano labai ilgai. Aš turbūt daugiau negu kas kitas suprantu, kokioje visokiojopai sunkioje būklėje atsidūrė, reiškia, visuomeninis ūkis Lietuvoje. Jo laukia dar didesni išbandymai. Ta, kad minėjau, aš tikrai žinau ir įsivaizduoju. Jūs irgi žinote. Teisėtai jums gali iškirti klausimas. Ar aš galiu toliau vadovauti šiuo sudėtingu laikotarpiu? Aš ir pats gerbėmėjai savo esu ne vieną kartą šitokį klausimą kėlęs. Priėjau išvadas, tačiau neaiškiu laikotarpiu, pasinaudodamas savo patirtį ryšius ir taip toliau, kaip žinodamas, ką reikia daryti šio laikotarpiu, matomai, atsižvelgdamas dar į savo sveikatą, aš porą metų, reiškia, dar galėčiau dirbti. Jeigu jūs man truputį atleisit, aš noriu kažką pasakyti apie save. Prisimenu vieną iš pirmųjų ataskaitinių susirinkimų Ėriškiuose. Pirmas, antras, trečias nebeatsimenu. Gal ir jūs tik aš čia prisiminsit. Dabar jau senai mylės vienas kolūkėlis. Pavardės nesakysiu. Aha. Sakė, kad Giedraitis negali būti Ėriškiuose, todėl pirmininkų, kad jis yra Božės vaikas. Kad jo tėvai yra ištremti. Buvo klasių kova, buvo klasinės pozicijos, aš netikau. Rajono savivaldybė nesenai gauna skundą, kad Giedraitis stalinistas. Šalin Giedraitį duoti tik čiapą. Tai klausykit. Tai yra gyvenimo irgi klasinės pozicijos, klausykit. Tai aš dabar pats pradedu galvoti, o kas čia aš? Bet aš kitai tas pats po šims kalbu. Čia esantieji salėje, tie, kurie neturėjo žemės, kurie buvo kumečiai, kiekvienas gali paliudyti, kad mes, suprantat, nei vienas nebuvo už tai pažemintas ir nuskriaustas, reiškia, kas jau buvo. Lygiai taip pat niekas negali pasakyti ir iš tų, kurie reiškia, turėjo, taip sakant, stambus ūkininkai, kad kaip po jų grįžimo po rezistencijos, kad jiem nebuvo padėta, atgauti riomėsi ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, kad suprantat, aš kategoriškai, kaip žmogus, prieštarauju tam, kad ir niekaip nesutiksiu, kad aš buvau sukčius, kad buvau savanaudis, nesutiksiu su to, kad ėriškiečiai braido senai purvon. Nereikia gerbėmiai šmeižti, nei manęs nereikia šmeižti, nei paties savęs, nes jūs irgi yra tokie patys ėriškiečiai. Gailiuos, žinoma, aš kažko gailiuos, kad neprotingas buvau prie tos 30 virš metų dirbdamas
reikėjo man dirbti gudriau, pasistatyti kažkur tai Paliūniškę, ar Stajūnuose, ar Molainėse, ar namą ir atsisveikinti su Reiškėse lengvai, išeiti ir taip toliau, ir niekas iš jūsų būtų nepykęs. Paradoksas. Atgauta Lietuvos nepriklausomybė sugriovė šalyje ir toli už jos ribų garsėjusi Alfonso Giedraičio vadovaujama pažangų agropramoninį kompleksą. Bet seni ąžuolai lengvai nelūžta, dargi aplinkui augantiems vilties ir jėgų suteikia. Kalbant apie Alfonsą Giedraitį, šitą nuostabų žmogų, reikėtų man pasakyti taip. Mano pažintys su juo prasidėjo daugiau kaip prieš 40 metų. Tai buvo 1963 metais, pirmą kartą mes su juo susitikom ir institutė žemdirbystės po vieno pasitarimo. Girdėjau aš apie jį anksčiau metais laiko, bet susitikti kaip žmogus su žmogum, tai pasisekė tik tai 63 metais. Nuo to laiko šitą žmogų pažinojau, skaičiau ir laikiau iki šių dienų savo kaip mokytojo, kaip vyresnio brolio ir laikiausi tuo principu visada, reiškia, bendraudamas su juo. Ir tai, kas buvo daroma Ėriškėse, man, taip sakant, buvo labai priimtina ir labai daug ko iš to pasisėmiau, dėl to, kad atėjęs į Pavonus radau 100 hektarų drenuotos žemės ir 77 metais jau buvo Pavonuose 2400 drenuotos žemės. Tai per tokį, matot, laikotarpį gan neilgą, galima skaityti, reiškia, 12 metų buvo visas ūkis, reiškia, padarytas. Kodėl jis buvo padarytas? Todėl, kad tiek Ėriškėse, tiek mes turėjom techniką, papildomai savo jėgom, visą eilę darbų atlikdavom, paruošdami frontą, placdarmą, melioracijai, tam, kad galima buvo spartinti. Tai, žinoma, buvo tokia viena iš tokių minčių ir idėjų, kurias buvo įgyvendinęs Ėriškėse Alfonsas Giedraitis ir kuriuo, taip sakant, pasimokęs ir studijavęs tą visą problemą, jie praktiškai bandžiau pritaikyti ir Pavonuose. 90 metais aš atėjau į Žibartonis, tapau Žibartonio vadovu ir mūsų keliai vėl, taip sakant, susitikom tam pačiam rajone. Vyko, taip sakant, tuo laiku jau pokyčiai kaime. Ūkiai likvidavosi, kūrėsi bendrovės, vyko tai vadinama ta turto privatizacija ir kaip buvo skaudu ir gaila taip toliau, kada Ėriškėse Alfonsas buvo tiek daug darbo padaręs, tiek sukūręs šitą gražų nuostabų ūkį su tvenkiniais, su keliais, su pastatais ir su firmom, ir kada, taip sakant, jam sudarė tokias sąlygas, kad jis negalėjo dirbti, turėjo pasitraukti ir visą tai, taip sakant, nežinia dėl ko ir kodėl. Laikui bėgant buvo tas klaida ištaisyta, Alfonsas grįžo atgal į Ėriškės ir, žinoma, tai po metų šitą bendrovę vėl atsigavo, susitvarkė. Kad padaryta šiandien, turim laukuose gražų auginamą derlių, gaunamas tikrai dabar jau europinio lygio derliai gaunami. Tai didžiulis nuopelnas amžinatilsio Alfonso Giedraičio. Ir aš taip ne kartą sakęs, ir kada jisai pirmą kartą išeidinėjo iš buvusio kolūkio, aš ir sakiau, kad kiekvienas kampelis, kiekvienas kelio metras yra išvaikščiotas Giedraičio. Yra ten jo mintis, ten jo sprendimas, ten to sprendimo įgyvendinimas. Ir griovių uždarimas, kanalizavimas, tai jo idėjos įgyvendinimas, jo mintis. Antras, aukštas drenažo linijų įrengimas, galų gale melioracinės brigados savo ūkyje įkūrimas. Vienas pirmųjų Lietuvoje, gal net pirmasis tą padarė. Tai, manau, tokie darbai, kurie visko apibrėžti ir apsakyti nėra galimybės. Tai būtų ilgas monologas ir galbūt neįdomus būtų. Aš manau, kad
Tie darbai, kurie padaryti konkretus, po vieną sakinį galima būtų sakyti jų keletą, yra apspręstų visą mūsų gerbimo, mylimo rajono garbės piliečio amžinatelis Alfonso Giedraičio veiklą. Man teko dirbti su Alfonso Giedraičiu, kaip jis buvo tarybos narys, o aš tapau meru ir beveik 3 metus mums teko išdirbti taryboje. Jis buvo etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas. Tai tikrai buvo ta komisija, kuriai vadovavo tikras etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas. Žmogus, kuris niekada nepasakė bereikalingo žodžio, nekalbant apie įžeidžiantį žodžią, nesikarščiuodamas, visą laiką išsakydavo mintis esmė, minties esmė. Kiekvienam pasakyme būdavo minties esmė. Tai manau, kad tarybos darbą, tarybos svorį labai pridėjo buvimas taryboje, Panevėžio rajono taryboje Alfonso Giedraičio. Giedraitis buvo ilgametis rajono tarybos narys, tai mūsų keliai nesusitiko, nes aš žymiai jaunesnis buvau. Tai paskutinę kadenciją, kai jisai, bebūdamas tarybos nariu, sužinojo, kad aš tapau jau naujos kadencijos tarybos nariu, tai Giedraitis palinkėjo, kad Upytės seniūnijoje turi būti žmonės, kurie priklausytų rajono tarybai. Tai jisai pasidžiaugė, kad jis jau nebegalėdamas būti tarybos nariu, perleido taip neoficialiai savo vietą turbūt man. Atėjau 85 metais į liūdnai atrodantį Žvirblonių tarybinį ūkį, į liūdną gyvenvietę, ir kada aš pamačiau fotoalbumus ėriškiai, tada aš ne vieną kartą važiavau pasižiūrėti, kaip tie ėriškiai atrodo. Man patį didžiausią įspūdį padarė gyvenvietės vaizdai, kas padaryta ir kas daroma, ir žinoma tas bendras žemdirbystės lygis, laukų dydis, sėjomainas ir visi tokie dalykai. Buvo etaloninis ūkis ir žmogus kaip gamybininkas ir kaip žmogus, man visą laiką Giedraičiui antrą analogą Lietuvoje nebuvo, tarp gamybininkų, tarp mokslo žmonių. Tai neįžeidžiant kitų, galėčiau sakyti apie šviesios atminties akademiką Budvytį, o kaip gamybininkui, mano, kiek aš pažinojau ir kaip aš vertinau, jam analoga nebuvo Lietuvoje. Jisai numatė, kad stambėti ūkiai, kaip visame pasaulyje, pritaikant techniką, turi būti stambus. Ir pritaikyti šiuolaikinę techniką smulkiuose ūkiuose ar 3 hektaruose, ten nėra galimybėse. Pradžiai jisai, žinoma, sukūrė žemės ūkio bendrovę iš 3 hektarų, kuriems žmonėms buvo duota. Bet vėliau juos sustambino, padarė stambius sėjomaininės laukus, kurių plotas buvo nuo 200 iki 500 hektarų. Ir paskutiniuoju laikotarpiu buvo įsigyta galinga technika, su kuria darbo našumas didesnis, mažiau išlaidų reikėjo, mažesnis žmonių skaičius reikalingas buvo. Ir jisai sugebėdavo, buvo numatęs ir tos laukus, ir to žemę tvarkė su galinga ir šiuolaikinė technika ten. 1954 metais buvo kolūkiai, aš tada mokiausi Vadoklėse 7-metėje mokykloje, buvo kolūkio susirinkimas. Ir tam susirinkime kalbėjo MTS vyriausias agronomas Alfonsas Giedraitis. Ir taip jis aiškiai, paprastai kalbėjo, taip visi klausėsi, ten sąlygas padoriai buvę, viskas jis kalbėjo apie tai, kaip reikia naudoti traktorius žemė arti, kad nesugadintų žemės. Ir taip, kad aš pagalvojau, o tada man, kad baigė 7, reikia profesiją rinktis, ir vat kilo tokia mintis. O kad reikėtų būti tokio kaip Giedraitis, kad tapčiau agronomu. Ir siekiau to ir įsipildė, tapau agronomu. Ir paskui gyvenimas mus suvedė 61 metais, kiek metų praėjo, kada aš grįžau jau agronomas iš tarybinės armijos Ramygalos rajone, pradėjau ieškoti darbo, užėjau pas vykdomą komiteto pirmininką Neverdauską, ir ten sėdėjo Giedraitis.
Pasakiau, kad esu agronomas, kad ieško darbo. Giedraitis sako, ai, ką čia kalbėti, sėdam į mašiną. Nu ir sėdam į mašiną, važiavom, jis aprodė kolūkį, pasikvietė pietų ir sutarėm, kad aš pradėsiu dirbti. Tai mano pirmas darbdavys, pirma darbovietė, jisaigi jaunas specialistas buvo, niekad nekeldavo balso, visą laiką pasikalbėdavom, kaip daryti, kas sekasi, kas nesiseka. Ir ateityje, paskui, kai jau nebedirbau, jie reiškia, dirbdavo kitur, visą laiką, jeigu iškildavo kokia problema, sunku ar darbe, ar taip, stengdavosi pakalbėti su Alfonsu. Jis iš karto recepto neduodavo, kad va taip daryk ar taip. Bet pakalbėdavom, o kaip būtų geriau, o gal ir taip geriau, o gal ir taip geriau. Nu, ir tas pritarimas taip šaltai nuteikdavo, kad žmogus ir pats susirandi išeiti iš to. Kalbėsi su juo, gali bet kokią temą paliest ir visur matai, kad žinios jo yra labai gilios. Paimkim medžioklės klausimus, atrodo, nu kas, bet Griškevičius leido man ir leido Giedraičiui nušaut stumbrą. Tai irgi buvo toks neeilinis dalykas, stumbro šovimas. Tai iš tikrųjų, jis vis tiek buvo gudresnis. Aš tą galvą atidaviau muziejui, o Alfonsas sako, ne, aš sako, pasidarysiu savo į namus. Ir iš tikrųjų pas jį Ėriškiuose stumbro galva namuose yra ir labai gražus šūvis buvo. Ir toksai medžiokliškai inteligentiškas žmogus buvo. Jis niekada niekur nebėgs, niekur nešauks, nu, kitas sakys, kad ten protezas ar ne dėl to, bet paprastai, reiškia, medžioklės kultūros pavyzdys buvo. Atsimenu, kaip šitą Ėriškis atėjo pirmi Kirovai, o ėjom pasižiūrėti, kaip jie atrodo, kaip į tankus pasižiūrėti. Ir paskui, kaip šitą, nuvažiuodavom pasižiūrėti, kaip atrodo gyvenvietė. Nuvažiuodavom šitą, nu, tokia, kas kaip tuos laukus iš šitą padarė didelius, kaip padarė be griovių laukus, su visą kanalizaciją, nu, gal iš dalies ir gerai, ne, nu, bet tokio reikėjo kai kada ir parodyti, kad galima šitą padaryti. Dėl to, kad jeigu neparodysi, kad to galima padaryti, tai kiti gali visi apgriūti. Alfonsas Giedraitis mums kaip jauniems ir specialistams ir bendrovių vadovams buvo tikrai didelis švyturys, kuris mokė ir visą laiką su juo bendraujant jautėsi šiluma kaimo. Jis buvo pilnas idėjų, kurios tikrai nesenstančius ir į perspektyvą. Tai, ką darė Alfonsas savam ūkį, tai, ką jis važinėdamas ir būdamas čia Okainiuose šitoj salėj kalbėjo, tai buvo visa tai, kas reikalinga Lietuvai ir reikalinga ne vienai dienai, ne mėnesių į priekį, ne metams, bet ilgiems dešimtmečiams. Viskas buvo daroma dėl Lietuvos žmonių. Pasibaigs ta karta. Čia tas vadinamas auklėjimas, kad visą laiką tavęs klausia, kaip tu ten su žmonėm, kas tenai. Dabar, žiūrėkime, mes tam kitą ko atstatinėjom po Velnių, visą tą, ką buvom, da susijėmom ir su meru. O ir skalbykla pas juos buvo. Sakau, ne bet kokia buvo, klausyk. Ir pirtis buvo antrą kartą. Ir mes, ir man tas gerai žino, dabar da tik niekaip negalim atstatyti. Medicinos punktas jau buvo visiškai tiesiog baisu užeiti. Pažiūrėjom, bendrovę sudėję ten 20 000, atiduos, kad neatiduos, bet dabar jau žmonės tenai, ateina šiltą šviesų, vėl iš naujo taip pat. Man teko su juo visą laiką bendrauti. Ir aš pasakysiu, kad man labai ir labai gerai sekėsi. Giedraitis turėjo didelį patyrimą, jis pats mėgo techniką, buvo žinovas, aš pasakysiu, technikos, nors aš baigiau mechanizacijos fakultetą, bet jis tą techniką žinojo kur kas daugiau negu aš. Įdomu tai, kad aš su juo jau daug metų, nuo tų metų, kai susipažinom,
nei karto, nei susiginčijom, nei susipykom. Vienu žodžiu, mūsų reikalai, santykiai buvo visiškai geri. Jis mėgo techniką, įvairią techniką ir kada bandoma mašinos, tai stengiamasi, kad duoti į tuos ūkius, kur yra kadrai pirmoje eilėje, kur yra sąlygos tam išbandymui ir kur duos tam tikrus rezultatus, iš kurių bus galima pasakyti, ar jinai tinka ar netinka. Todėl būdavo parenkami ūkiai geresni, kur yra geresni, reiškia, kadrai, geresni mechanizatoriai, kur inžinierius, taip sakant, geras ir žinantis žmogus. Vot paprastai ir duodavo į tuos ūkius. O kada paskui, tai ūkiai nukainuoja ir ūkis nusiperka už nedidelę kainą. Žingeidus žmogus nepraleisdavo nė vienos parodos, nepraleisdavo nė vienos lauko dienos. Norėjo matyti, norėjo žengti į priekį. Ir todėl šiandien Ėriškių žemės ūkio bendrovė, kad ten yra viena iš moderniausių technikų, kur ne visi vakarų ūkininkai turi, aš manyčiau, tai yra dėka šio įžvalgaus specialisto gerbiamo Alfonso Giedraičio. Ir manyčiau, tos visos naujovės atvestos, kurios šiandien vėl pasikartosiu, tarnauja likusiems žmonėms, likusiems gyventojams. Taigi ir va šitas jo įžvalgumas, kad reikia jau šiandien pirkti, nelaukt gal dar metai kiti, gal kartais ir bankės skolos išaugs ir visa kita, bet jis matė, kad labai buvo įžvalgus, kad žmonių kaime mažės. Vis tik reikia galvoti apie ūkių modernizavimą, ūkių, kad didėtų našumas, na ir be abejo, kad gerėtų rodikliai, kad didėtų derlingumai ir kiti rodikliai. Ir aš manyčiau, štai visą šitą jis tikrai pasiekė ir šitą egzaminą labai puikiai išlaikė. Su Giedraičiu tiesiog nereikėjo ieškoti temos. Kadangi štai žmogus buvo išprusęs visose srityse ir kaip apie žemės ūkio specialistą, na, tai liktai ir taip, bet jis buvo ir psichologas, jis net ir meno reikaluose gan turėjo gerą nuojautą. Ką jau bekalbėti, sakysim, apie patį vadovavimo stilių, apie patį, sakysim, su žmonėm bendravimą ir visa kita. Štai šitas žmogus buvo tokio intelektualo, kurio sunkiai, kai pabandai paieškoti, kuris čia dar iš mūsų, ar jaunesnės, ar vyresnės kartos, tiesiog yra gan sunku. Tai buvo vis tik atskiras žmogus ir, kaip sakoma, kad pakartot, surast kito, aš labai tiesiog ir nematau šiai dienai. Kai pradėjau dirbti aš Ėriškių kolūkyje, kadangi aš nuo vaikystės kilęs nuo to krašto, prisimenu, kai dar vaikystėje atostogų metu mes važiuodavom, Ėriškių, gyvenimės apylinkės rinkti akmenų statyboms. Aš buvau, nežinau, kiek ten man metų buvo, gal 13, gal 15, su mašinom, važiuodavom rinkti akmenų Ramygalų vykdomom statybom. Tai tų akmenų buvo ten aibė, ten ir nuo laukų rinkdavom, ir nuo pagarbių, ten, kadangi buvo labai akmenuotas kraštas ir mano susitikimas, tik, kaip sakant, toksai akivaizdus buvo, kai pradėjau dirbti, tai 86 metais. Ir tikrai apsilankęs namuose nepasakysi, kad ten gyvena kolūkio pirmininkas. Eilinis, kaip sakant, namelis, jokios ten prabangos nėra, apsikrovęs knygom, dokumentais iš visų pusių, kuriuos pastoviai analizuodavo. Ir labai buvo, kaip sakant, gilus specialistas visose kaimo
veiklos rytise, tiek gyvulininkystėje, tiek ir augalininkystėje, mechanizacijoje. Ir jis visada, kaip sakant, gerbė visus žmonės ir specialistus, dažnai susirinkdavom į dieną po keletą kartų spręsti sudėtingesnius klausimus. Jis nieko nesiskyrė savo gyvenimo, jokios prabangos ten pas vienus namuose nebuvo, visos jėgos, visos mintis jau buvo nukreiptos žmonių labai, kad žmonės gautų, kaip sakant, geresnį tą atlyginimą, kad daugiau uždirbtų, ypač gerbė jaunus specialistus, kuriems ir tai to supratimo ir praktikos trūko. Ir, kaip sakant, iš tų juokingų kartais buvusių situacijų jis visada mokėdavo juos, kaip sakant, atvesti į sudėtingą, atsakingą žemės ūkio darbų organizavimo barą. Kai atstovavau Žemės ūkio bendrovių asociaciją, būdavo tokių reikalų, kad tiesiog reikėdavo susisiekti kažkokį tai klausimų su visais ūkiais. Ir aš visada drąsiai skambindavau Giedraičiui ir paklausdavau to, kito ar trečio ir jis, sakykime, visada atsakydavo lygiai taip man, lyg tai bendrautų su tokia pat patirtį, sakykime, turinčių žmogum, su tokio pat amžiaus žmogum, nesvarbu, kad aš, sakykime, jo požiūriu gal buvau piemenė, taip išsireiškiant pagal jo patirtį, pagal jo amžių. Pas jį, kaip reta, visada ėjo pirmoji eilėje jo gyvenime, jo veikloje, žemės ūkyje, remiantis mokslu. Jis glaudžiausią ryšį turėjo su mokslo įstaigom, su institutais, žemės ūkio, žemdirbystės institutų, gyvulinkystės, ypatingai su žemdirbystės institutu. Aš mačiau, jis labai glaudžiai bendradarbiavo ir sėmėsi mokslo, to, ko reikia pritaikyti mokslą į gamybą su Vasinausku, su Budvyčiu. Todėl aš ėjau visą laiką maždaug šalia arba paskui Giedraitį ir visą laiką galvojau, kad kaip tapti tokio žmogum, koks yra man žinomas ir matomi jo darbai Alfonso. Pas jį ir ferma, karvidė, pirmoji 1000 vietų atsirado su šiuolaikiniam technologijam, pas jį ir sandėliai, ir dirbtuvės. Ir jis, matydamas, kad žmogaus gyvenimas pirmoje eilėje turi būti prasidėjęs nuo gamybos rezultatų, bet jis šalia visą laiką, ir tą ir Zoskas pabrėžė, matė, kad reikia tarnauti žmogui. Todėl šalia visų gamybinių pastatų atsirado ir kultūros namai, ir vaikų darželis, ir mokykla, ir svarbiausia, sukurta labai puikiai gyvenvietė. Su infrastruktūra visa, kokia reikalinga, su keliais, su gatvėm. Tai žinoma, man atrodo, čia visą tai pasako, ką tai reiškia Velionis Giedraitis. Didelis skaičius savininkų gyvenančių kitur Ėriškiuose yra stambus žemvaldžiai savininkai. Paskaičiavau, 26 šeimos atsijama 1400 hektarų žemės. Tai vos ne trečdalį reiškia visos žemės. Aišku, aš pavyzdžiui dabar šiuo metu asmeniškai jau pažįstu kiekvieną savininką, ne tik patį savininką, jo jau kaip taisyklė gyvo nebėra, bet jo anūkus ir vaikaičius, kurie dabar kreipiasi dėl žemės atsijėmimo. Tokia padėtis matomai yra ne tik tai Ėriškiuose. Kas dabar liko mums ėriškietėms, kurie čia turim savo namus, išauginam vaikus, anūkus, susikūrėm neblogas gyvenimo sąlygas, palyginti neblogą gyvenvietę, keliai, tvenkiniai, sukultūrinta žemė. Norėčiau priminti senus skaičius, kad nuo ėriškiečių žemės mes nurinkom 250 000 kubinių metrų akmenų, nuvalėm 700 hektarų krūmynų pelkėtų, visą tą žemę 2 kartus nudrenuota ir savininkai gauna tvarkingus, gražius laukus. Ir ta mano minėta vakar moteris, vietai buvusią pelkyną, gavo 50 hektarų lygios gražios žemės, galėčiau nuvažiuoti ir parodyti. Mums negaila, tai yra jos teisė, reiškia. O dabar, reiškia,
mes iš tikrųjų tampome jau bežėjant žemę. Aš pats ūkininko sūnus, man priklauso 30 hektarų, aš dar suprantat, neatsiemu. Anykščios plaukia dar kiek tai metų, reiškia, bet vis tiek aš esu priverstas pasiimti tą žemę, tuo labiau, kad ten prie Šventosios dar yra 10 hektarų gero pušyno. Tai jeigu mes neatsijemam su broliu to pušyno, suprantat, tai aš nežinau, kam aš jį turiu padovanot. Ar vyriausybei tam, kuri nieko nedaro. Va štai mes neturim, reiškia, šitą turėti kažkokią tai priešiškumą ir prieš tą savininką, kuris teisėtai, reiškia, žemę atsijima. Mes turėjom iš viso 500 hektarų savininkų žemės ir 280, reiškia, nuo 2-3 hektarų. Ir jiem išauginom ir runkelius, ir miežius, ir linus, be abejo. Kas liečia linus, tai čia gerbiamas Ražauskas, kada per posėdį kėlė klausimą, kad tų linų nereikia kelt, už tai, kad neapsimoka, dabar dar kartą pasiskaičiavau, reiškia, žiūriu, pirmą numerio pluoštą 16 tūkstančių, taip už toną. Iš hektaro daugiausiai gali gauti, kiek 2 tonus, reiškia, tai išeina 32 tūkstančiai iš hektaro, taigi čia yra jokio darbas. Aiškiai matyti, kad reiškia, valdžiai nenusimato, tik prieš metus kalbėjom, kad linai tai bus mūsų valiuta, bus mūsų, reiškia, pinigai, bus mūsų eksportas, dabar žiūrim, kad ir to nebebus. Žemės ūkio bendrovė ateitis tariamai irgi yra paremta laikinumu. Taip jau, kad tik žmonės dirba bendrai, taip valdžia skelbia, kad čia kažkas bus laikina. Tačiau mes, ryškiečiai, mes jau skaitam mūsų bendrovę sukurtą tokiu pagrindu, kad ji nebelaikina. Todėl, kad mes visus tuos laukus, kuriuos mes, reiškia, pasiimam dirbti, mes jas padengiam buvusių savininkų, ar tai būtų mūsiškiai, ar tai atvykę iš kitur žemę. Mes su jais darom, reiškia, jau sandėrius, reiškia, ir tokiu būdu, kai jis panorės atsiimti žemę, tai jisai be abejo atsiims, jokios abejonės nėra, bet kadangi jis neturi kitos išeities, o mes čia gyvename Ėriškėse irgi neturim kitos išeities, neįsikelsim. Tai va šitie, kaip minėjau, ir tampam šitais kūmečiais. Sunkiai keltasi, nelengvai atsitiesta, bet kasmet šviesėjo ir naujosios Ėriškių žemės ūkio bendrovės narių veidai. O Alfonsui naujas rūpestis, naujos pareigos. 1992–96 metais šiandieniniam kaimui Seime atstovauti. Tačiau, kada tie rinkimai, matot, tada pirmi buvo labai kairiai pusiai, labai palankus ir tokiu būdu mes abudu atsidūrėm, reiškia, Seime, ir jau tos mūsų pažinties, jeigu taip, tai yra daugiau negu pažintis seno bendravimo žemės ūkio srityje, tai mes ir prašėm, kad mums kartu, tiksliau tai būtvydis, reiškia, dar kad užtenka mums to kabinetėlė, ką mums reikia to didelio, ten kitam kolidoriui buvo už kampo, reiškia tas. Tai mes labai ramiai tos 4 metus tenai. Alfonsas Giedraitis puikiai išmanė kaimo reikalus, puikiai žinojo kaimo žmonių bėdas ir problemas, ypač tuo pertvarkų laikotarpiu, ir jis galėjo kitiem patarti. Bet, kiek prisimenu, pagrindinis jo darbas buvo agrariniam komitete, taip tada vadinosi kaimo reikalų komitetas. Ir kiek prisimenu, mes, ko gero, tada 92–96 turėjom patį stipriausią agrarinį komitetą. Tai ir Alfonsas Giedraitis, ir Virmantas Velikonis, ir Algirdas Ražauskas, signataras Algirdas Ražauskas, antrą kartą išrinktas jau į Seimą 92 metais, ir Mykolas Pronskus, darbštusis, fundamentalusis Mykolas Pronskus. Tiesa, ne iškart, bet po poros metų atsirado Vytautas Einorys, buvęs būsimas ministras. Ir dar galima būtų kai kurios prisiminti. Ir štai tie, kurie tik tai buvo iš mūsų, iš kairiosios pusės, parodo, koks buvo tas komitetas. Ir kiek žinau, Alfonsas komitete buvo vienas aktyviausių. Jis buvo nuo žemės, jis buvo iš kaimo, jis išmanė tos reikalus ir kaip žemdirbys, ir kaip sėkmingai dirbęs ūkio vadovas, ir jis turėjo ką pasakyti, jis turėjo ką patart. Reikia iš naujo įsirašyti tą
kolektyvą jau ne kaip jų nariui, bet jau kaip atsakingam žmogui už tą kolektyvą. Iki šiol aš buvau tavo kolektyvo narys, o dabar jau nešiu atsakomybę ir jau reikia žinoti, kad tas žmogus kartais gal ir jam darbė kas ar namuose nesisekė, o jis atėjęs vienaip ar kitaip darbė, matai, kad jisai nėra toks, koks buvo pavyzdžiui vakar ir jau reikia visą laiką šitą įvertinti. Nu, jis sugebėdavo tą įvertinti ir man atrodo, kad valdė kažkokia tai nuojauta pa žmogų, kuri matyt, nu, neateina šiaip savo, jinai pasibuvo įgimta ir ta nuojauta jam visą laiką padėjo, įspėdavo ir padėdavo priimti tuos sprendimus reikalingus. Ir kad tas rezultatas ir nebūdavo už metų, tai jis vis tiek būdavo už 2. Bet mes maždaug sulauktam, kad jis tikrai bus, nes jis maždaug jausdavo, kas turi būti. Taip pat kaip vadovas įstrigo kaip labai rizikingas ir nebijantis ir surizikuoti reikiamų momentų. Ir man visą laiką sakydavo, kad tu per daug atsargus esi ir sakydavo, gytis atsargus jis taip nedarys, jisai biški lauks. Nors būdavo tokių sprendimų, kur nežino spręsti, kaip išspręsti, jie būdavo užkrinta ilgam. Ir užkrinta ir kaip jis sakydavo, kad 70% sprendimų įsisprendžia jų nesprendžiant. Ateina laikas ir jis taip lengvai įsisprendžia, kad atrodo, kad taip juokingai. Tai va, o taip, tai yra vis tiek buvo didžiulis atsidavimas tam žemės ūkiui, laukam ir praktiškai nebūdavo ne vieno šeštadienio, kad nesutiktum į keliuku važiuojant, laukus apžiūrinėjant. Nu, aišku, norėtųsi, kad vis tiek išliktų aplinkinių ta pagarba vadovai, kurį visą laiką lydėjo ir nu, kad vis tiek ir mane lydėtų čia bus ta sėkmė, kaip jį lydėjo. Jam visą laiką sekėsi, kaip močiutė sakydavo, nebijok, sako, jam sekasi, jis įsisuks vis tiek, sako. Ir dažniausiai tai būdavo, nes buvo daug tokių slenkščių gyvenime, kada ir tos milžiniškos statybos ir kada nebuvo mokami atlyginimai ir mėnesį, ir 2, ir 3. Ir nu, tada jau, kaip sakant, sukildavo tas kaimas, bet pasisekė jam sukomplektuoti tą gerą specialistų ir tų pagrindinių specialistų komandą, kuri praktiškai ir lydėjo visus tuos darbo metus. Į Ėriškius atvykom mes 61 metais ir labai juokinga data, buvo balandžio 1. Ir kaip per aprilio, bet vis viena pasirodo, kad buvo tikra, atvažiavom į Ėriškius ir kaip važiuoti reikėjo, nebuvo privažiuojamų kelių, mūsų traktorium atvežė, mašiną traukė, nes nebuvo privažiavimų. Ir paskui, kai apvažinėjom kolūkį, parodė per gyvenvietę tą, per miestelį, pavažinėjau ir aš sakau, nu jau šitoj pelkėj, tai aš čia ilgiau kaip metų neužsibūsiu. Bet kai pradėjom visi, suvažiavom daug specialistų, visi jauni, visi pilni energijos, vadovas dar daugiau energijos, jam viskas rūpėjo. Ir pradėjom visi kurti tą ūkį. Pirmininkas sakydavo, kad gyvenvietė būtų, kad kolūkis ūkis būtų geras, reikalinga 3 dalykų. Bažnyčios, mokyklos ir kultūros centrų, kad būtų kultūrinis centras ir parduotuvė. Tai tokios sąlygos, reiškia, bažnyčia buvo, mokykla buvo, nu ir tų kultūros namų nebuvo. Ir reiškia, buvo tas uždavinys, kad reiškia kolūkiai reikalingas, kad išlaikyti žmonės, kad galėtų žmonės kultūringai, galėtų praleisti laiką, kad galėtų kur sueit pabendrauti, kad galėtų pažiūrėti koncertus. Giedraitis labai mėgstu, kad
reiškia, kad organizuodavo šventės didžiulės lauke ir tai kombainų garažuose ir visur to šventės kažkaip įsiminė. Ir mums buvo pirmoji šventė, kada mes buvom pakviesti į kolūkių 10-metį. Tai mums buvo pirmasis toks didesnis jau susitikimas. Nes daug buvo tų gyvenviečių, iš pradžių 6, pradėjo statytis po vieną namą, kitą, pamatė, kad viskas, kad šitas gyvenvietės neturi perspektyvos. Jeigu gyvenvietė nėra nei parduotuvės, nei mokyklos ir jau randasi už 3-4 kilometrų, tai jinai neturi jokios perspektyvos. Tada buvo jau sugalvota, kad daryti tik tai vieną gyvenvietę ir, reiškia, toj gyvenvietėje, kad galėtų naudoti žmonės visą, nukelt, reiškia, visus iš vienkiemių, sukelt, kad galėtų mokyklą mokiniai eit, kad būtų vaikų darželis. Tas gerbūvis buvo pasiektas, kadangi vadovas labai kreipė dėmesį, kad būtų žmonėm, reiškia, patogu, kad būtų gera, kad linksma. Iš tos pasakymų, kad neilgiau metus čia išbūsim, išbuvom jau, turbūt kiek jau dabar, gal 50 bus, išdirbom 30 su virš metų ir pasilikom gyventi ir jau gyvensim dabar čia visam laikui, kadangi čia ir kapai. Specialistų netrūko dėl to, kad buvo vaikų darželis, nes visi jauni žmonės, kad ir turi vaikus, visi norėjo dirbti. O jeigu nėra vaikų darželių, ten, kur nėra vaikų darželių, nėra gyvenvietės, nėra mokyklos, ten ir specialistų trūkdavo. O pas mus niekad netrūko specialistų. Dėl to, kad jie buvo gerbiami, jie buvo suteikiamos jiems visos sąlygos, ir butas, ir mokykla, ir viskas. Kas reikalinga jaunam žmogui. Kiekvienas kelias baigėsi savaip. Alfonso stiprybė ir energija išseko žmonai Alfutei anapilin išėjus. Užgeso Lietuvos kaimo šviesulys, 3 iš 4 brolių, rimtais lietuviškais vardais vadintų. Neatsitiktinai, ko gero, visi iš didžiosios A – Albertas, Antanas, Adolfas, Alfonsas. Liko 2 jo dukros ir sūnus, irgi vardais iš tos pačios raidės šaukiami – Gailė, Gina, Gytis. Pastarąjį Ėriškių žemės ūkio bendrovės žmonės niekiek nesiblaškydami savo naujuoju vadovu išrinko. Per visą nepriklausomybės laikotarpį susiformavo gan toks stabilus mechanizatorių kolektyvas, kurisai ir yra mūsų didysis ramstis, mūsų ūkiai. Nes kaip dabar žinot, visur iškyla didžiausia problema žmogus, kol kas mes... Nelengva bus jaunajam Giedraičiui tėvo pėdomis sekti, bet gerai žinoti, gražios ir išmintingos lietuvių genties istorija tęsiasi. Sako, kad žmogus gyvas tol, kol jį prisimena nors vienas žmogus, Alfonsą Giedraitį, su kuriuo mums ryšo draugystės, bičiulystės, artimos draugystės ryšiai, bendradarbiavimas. Tokių žmonių yra visa Lietuva. Ir todėl šiandieną galim sakyti, kad jeigu nors vienas žmogus prisimena žmogų, vadinasi, jis niekur neišėjo. Taigi, Alfonsas Giedraitis niekur neišėjo. Jis lieka su mumis.